Sveiki, su jumis Piks, dar vienas penktadienio vakaras ir kągi reikia veikti, reikia žaisti šachmatais. Pats geriausias užsiėmimas. Aš čia bandau pasiekti 1700 reitingą, jeigu kas pirmą kartą žiūri mano šitą streamą, jeigu taip galima pavadinti. Ir taip, ir pradžiai iš tiesų noriu parodyti vienus tokius pastus, kuriuos galima panaudoti žaidžiant prieš Karo-Kano gynybą. Ir viskas prasideda nuo standartinio ėjimo čia, tada čia yra standartinis Karo-Kano gynybos ėjimas. Mes išmetam antrą savo pėstininką, užėmam centrą, tada Karo-Kanas tęsiasi ir mes žaidžiam išvesdami arklį. Čia yra viskas kol kas labai standartiniai judesiai. Ir tuomet čia, man atrodo, net taip ir vadinasi pagrindinė linija, main line'as, angliškai Karo-Kano, kai čia yra nukertama, mes tada kertam su arkliuku atgal. Ir čia prasideda visas tas gambitas, taip vadinamas ateivio gambitas, ateivio spastai dar galima pavadinti. Ir kaip jie pasireiškia, tai čia judėjai, kai išveda arklį, jie tikisi, kad arklys tiesiog bus nukirstas žirgų ir tiek. Bet mes padarom tokį neeilinį ėjimą ir šokam čia su savo poniuku. Ir kas tada? Tada poniukas gali pasirodyti juodiesiems labai erzinantis ir jie bandys jį išspirti. Ir tada taip atrodytų, kad mūsų toks ėjimas visiškai buvo beprasmis. Čia šokam, dabar vėl atgal reikės eiti, bet mes lekiam į vidurį. Ir čia ir yra visa idėja šito ateivio gambito, ateivio spastų. Ir jeigu pasižiūrėtumėm šitą liniją visą, tai iš tiesų rodo, kad dabar juodieji turi didelį pranašumą ir čia padarėm nesąmonę, bet gambitų tokia esmė ir yra iš tiesų šokiruoti varžovą, nes jie dažniausiai būna išmokę tokius standartinius ėjimus ir žino, kaip pradėti. O jeigu kas nors būna ne pagal standartą, labai neretai varžovai pasimeta. Ir gerai, žiūrim, kas yra toliau. Jeigu kerta su karalium, nes kaip ir logiška turi nukirsti, nes kaip tik žūtų karalienė arba bent jau bokštas. Tuomet mes išvedam savo arkliuką ir jeigu jie padaro šitą lemtingą klaidą, kad suriša mūsų arklį, nes galvoja, pririšim tavo arklį valdovės, nes tai yra toks kaip ir standartinis ėjimas. Bet jie, jeigu taip kažkoks varžovas padaro, jisai pražiopsoja tokį dalyką, kaip šuolį arklių ir davimą šacho. Ir tada karalius turi kur bėgti ir žūva jų rykis. Ir tada, jeigu jie vis tiek bando dar nuimti mūsų arkliuką, tai žūva arkliukas jų ir mes esame +1 ir turim labai gerą poziciją. O juodųjų pozicija yra visiškai subyrėję, nes karalius prarado galimybę padaryti rokiruotę, mes dar galim daryti rokiruotę, plus mūsų figūrų daugiau išvestų yra. Vienu žodžiu, kaip pavyzdžiui tęsti, čia aišku viskas teorija, čia nebūtinai taip įvyks žaidime, kad būtent šitie tiesiai bus kaip čia rodo, bet tarkim, jeigu jie išsiveda arkliuką, bandydami tiesiog savo figūras išvesti, tai čia jau rodo, kad viskas, jau matas yra nebeišvengiamas, mes tiesiog duodam šachą, karalius turi vieną legalų ėjimą, antras šachas užsidengia ir viskas. O dabar grįžtam prie mano žaidimų ir aš dar žaidžiu tokius korespondencinius šachmatus 3 dienos, kur duodame ėjimui su Šarūnu. Šiuo metu pasižiūrėsim, kas vyksta. Taip, jisai nukirto. Aš gal kertu tada atgal. Dabar aišku, čia galiu gauti šachą. Negaliu gauti šachą, nes čia yra apgimti. Gerai, tai kol kas tiek. Čia toksai greitas
greitas nukrypimas, o aš einu prie savo pagrindinio šio vakaro reikalo, tai yra žaisti 10 minučių greituosius šachmatus. Tai darau, ieškom varžovo, žaisiu su turku. Pradedam baltaisiais. Gerai. Ir žaidžiu savo standartinį ponzianį. Taip, jisai žino, kas yra ponzianis, nes geriausia gynyba prieš ponzianį būtent ir yra, kaip jisai dabar paėjo, tai išvesti 2 savo figūrėlės, 2 savo pėstininkus į patį centrą. Aš tą ir darau. Gerai, o kas toliau? Toliau žaidžiam. Aišku, jisai gali dabar paeiti čia ir man bus labai nemalonus įėjimas. Kaip aš šitai reaguosiu. Aš galbūt gerai. Dabar galiu eiti čia. Ne, čia negaliu eiti. Jo, aš dabar galiu nebent čia eiti. Ok, jisai jau yra +1, ne, ir dabar kas? Aš gal tiesiog padarysiu rokiruotę, manau. Karalių palikti saugų. Gerai. Kas vyksta toliau? Toliau vyksta didelis galvojimas. Čia kol kas nematau jokių grėsmių iš tiesų, nes yra ginta, jeigu netyčia patraukčiau savo bokštą, tada man čia būtų labai nemalonu, bet dabar lyg ir nieko blogo aš čia nematau. Išvedu arklį. Taip. Ir dabar iš tiesų kas vyksta? Aš gal tiesiog savo valdovę į žaidimą įvesiu. Gerai. Bandysiu jam duoti šachą paskui. Čia. Tokia idėja kol kas. Vėl galvoju. Gerai. Ar darau? Pajudinam šiek tiek jo karaliuką. Žiūrėsim, kuris nueis. Gerai. Kas toliau? Aš galiu čia šokti su žirgu, bet iš to absoliučiai nieko nelaimiu, nes jisai nukirs atgal. Gerai. Čia gal tikrai nelabai įdomus įėjimas. Nu, gerai, bet pabandau. Mano idėja yra tokia. Aš šoku čia su žirgu, jisai nukerta atgal, tada aš einu čia ir jisai turės judinti savo bokštą. Gerai. Nu, bandau. Aišku, nežinau, aš čia kažką labai daug laimėsiu iš to. Jeigu jis kartais nenorėtų kirsti, aš nukirsiu jo. Žikliuką šiek tiek reikia susiprastinti. Taip, turiu kažkokį laiko pranašumą. Gerai. Ir iš tiesų sakyčiau, čia yra gudrus ėjimas. Kodėl jisai toks gudrus? Nes jisai atakuoja mano bokštą. Jeigu aš patraukiu bokštą, iš karto jisai atakuoja karalių. Ir tai man labai nepatinka. Gerai, ar aš galiu duoti jam šachą kažkokį? Čia, sakyčiau, net labai geras įėjimas. Aš galiu tik tai laikinai užblokuoti su peškute, bet kas iš to? Tai visiškai nieko nesprendžia. O gal ir sprendžia? Pabandom. Aš užblokuoju su peškute, jisai nukerta su peškute, mano peškute, ir aš tada šoku čia ir užblokuoju jo visus planus. Gerai. Na, idėja tokia. Dar viena mano peškutė miršta. Taip, laikas labai išsilygino. Praktiškai vienodai turim laiko dabar. Gerai. Dabar kas? Ar man yra kažkokių grėsmių? Galbūt nėra. Nematau, bet šiaip ar taip reikia man patraukti savo bokštą į saugesnį vietą. Ir faktas.
Gerai. Kas toliau? Kol kas varžovas turi +2, bet aš sakyčiau, kad galbūt mano karalius yra kažkiek saugesnis. Tai, ką dabar? Aš galiu duoti šachą, bet iš to šacho absoliučiai nieko nelaimėčiau, nes jis tiesiog suvalgytų mano rykį. Aš galiu eiti su rykiu atgal. Aš dar galiu tokį pabandyti. Gerai, jeigu tarkim, einu su rykiu atgal, jisai nukerta. Su arkliuku aš tada šoku su arkliu, duodu jam šachą, jis kažkur toliau keliauja. Nu, bandom taip. Aišku, nėra gal labai gerai, nes rykis yra daugiau vertas negu arkliukas kai kuriais atvejais. Gerai, o dabar jau galiu duoti šachą. Galiu duoti šachą čia, bet iš to nieko nelaimė, nes jis tiesiog nukirsta su karalienė. Tai kas iš tokio šacho? Tai jau dabar galvoju, nežinau, jis iš tiesų gali net uždengti čia, paeidamas pėstininko ir aš absoliučiai nieko nelaimė. Šiaip nėra gera mano pozicija, galbūt žaidžiu tokį tikėjimosi šachmatais, jis taip paėjo, kaip ir galvojau. Ir man lieka tik tai grįžti į pradinę savo poziciją. Visiškai nieko nelaimėjau. Man tik bereikia tikėtis, kad aš laimėsiu laiku, nes daugiau kaip ir nieko gero negaliu padaryti. Jis jau yra +5. Gerai, dabar reikės pažaisti tiesiog greitus šachmatus ir bandyti laimėti laiku. Och tu, dar tik ką padariau. Blanderį. Dar praradau savo ponį, taigi jis gali kuo puikiausiai čia paimti. Gerai, jis to nepamatė. Čia aišku man pasisekė, bet aš iš to kažką laimėjau. Gerai, dabar aš galiu nukirsti. Gerai, ką aš čia padariau? Aš tiesiog pastačiau savo bokštą priešais ir jeigu jis netyčia kirs, jo karalienė žuvo, aišku, jis tik pamatys. Jam reikėtų labai sekti laiką. Teisingai paėjo. Labai geras ėjimas. Ir aš dabar, pavyzdžiui, ką galiu daryti? Nelabai ką galiu daryti. Nu, pabandau. Tiesiog šitas desperatiškas ėjimas. Pats nelabai randu dabar gerų ėjimų. Ir reikia man paskubėti. Gerai, dabar vienareikšmiškai galiu nukirsti į tai. Opapa, pačiam gale ištraukė. Labai graži pergalė varžovų. Pačiam gale ištraukė matą. Ir jo, tikrai labai gražiai jis čia paėjo. Tai tiek, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Čiau!